Anomis dienomis pasirodė Jonas Krikštytojas. Jis skelbė judėjus dykumoje: atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė. O jis buvo tasai, apie kurį pranašas Izaijas yra pasakęs: tyros ir šaukiančio balsas, taisykite viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus. Pats Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuozęs odiniu diržu. Jo maistas buvo skėriai ir lauko medus. Tuomet pas jį ėmė rinktis Jeruzalės gyventojai, visa Judėja ir visa Pajordanė. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštijami Jordano upėje. Pamatęs daug fariziejų ir sadukiejų einančių krikštytis, Jonas juos barė: angių išperos, kas jūs pamokė bėgti nuo besiartinančios rūstybės? Duokite tikrų atsivertimo vaisių ir nemėginkite ramintis, juk mūsų tėvas Abraomas, aš jums sakau, kad Dievas gali pažadinti Abraomui vaikų iš šitų akmenų. Štai kirvis jau prie medžio šaknų, ir kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. Aš jūs krikštiju vandeniu, kad atsiverstumėte, bet po manęs ateis galingesnis už mane. Aš nevertas jam net kurpių nuauti. Jisai krikštys jūs šventąją dvasią ir ugnimi, jo rankoje vėtyklė ir jis išvalys savo kluonų. Kviečiu surinks į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi. Sveiki, Sielovada Vokietijoje bičiuliai, draugai, bendražygiai. Ir šiandieną noriu pasidalinti ypatingai iš šios Evangelijos skaitinio apie Jono Krikštytojo ištartus žodžius, kurie pabrėžia: duokite tikrų atsivertimo vaisių. Tai būtent ką ir noriu šiandieną šiek tiek praplėsti ir per šią savaitę sujungti tos įvykius, kurie mane lydėjo, ir šitos eilutės turbūt ir pagyvins, kodėl jos susiejo su šia mintimi ir kas yra tie atsivertimo vaisiai mano gyvenime ir ką tai gali reikšti kiekvienam. Ir šios Biblijos eilutės man labai kažkodėl susiejo su ateinančia reformacijos minėjimo diena, kurie būtent turbūt galime ir peržvelgti tą tikėjimą mūsų, kuris duoda vaisių. Noriu kažkaip pagalvoti apie tokius reformatorius kaip Jonas, turbūt Krikštytojas galime drąsiai sakyti, ir kitus reformatorius, jų pastangas atgaivinti tikėjimą, kuris mus skatina apmąstyti, kaip mes patys praktikuojam savo religinį tikėjimą. Duokite tikrus atsivertimo vaisius. Tai galbūt mums primena, kad ne tik žodžiai ar ritualai yra svarbus mūsų tikėjimą, bet tikri pokyčiai mūsų širdyse ir veiksmuose. Tikriausiai Jonas Krikštytojas šiandieną tikrai pabrėžtų, kad religingumas savaime nėra tikslas. Kai kurie žmonės gali tapti labai religingi, tačiau pamiršta pagrindinį tikėjimą aspektą, galim sakyti, mylėti. Jis ragintų mus atsižvelgti tai, kaip mes elgiamės su kitais žmonėmis, ar mes pasirengę esame būti tuo tikėjimo žmogumi, ne tik teologiniu išpažintoju, bet konkrečiais veiksmais. Norisi pabrėžti santykyje atsivertimo vaisių svarbą. Tai reiškia, kad mes turime parodyti ir gailestingumą, ir nuolatinės pastangas pačiam keistis. Tai yra viso gyvenimo kelionė ir ta išpažinti savo nuodėmes kasdieną ir glaudžiai susijęti savo tikėjimą su savo gyvenimu. Šią savaitę teko matyti vaikiną, kuris duodamas podcastų interviu kalba tiesiog apie savo gyvenimą, kurisai atsisako būti tose vietose, kuriam nėra gyvenimo, to Jono Krikštytojo žodžiuose vaisių, atsivertimo vaisių. Ir jis paminėjo draugų susitikimus, kuriuose yra geriamas alus,
apkalbinėjimą politiką, kažkokio politiko elgesiai, ištarti žodžiai, galbūt krepšinis tarsi. Ir mane labai palėtė šita jo motyvacinė kalba, iš tikrųjų, kuri nieko nesusieta su bažnyčia, bet man tai suskambėjo kažkaip ir priminė tą Jono Krikštytojo duokite atsivertimo vaisių. Tai va tas pirmas atsivertimo vaisius yra, kai mes pradedam atskirti, kad šitas įvykis man neduoda jokių vaisių, šitas susitikimas man neduoda jokių vaisių. Ir reformacijos turbūt ir gali būti dienos paminėjimo tokia proga peržvelgti savo taip pat tikėjimo vaisių. Netgi galbūt mums netinka šita bendruomenė, kurioje esame. Man neatskleidžia, mane neišpildo, galbūt ne šita. Dar man reikia eiti toliau, gal ieškoti dar, kol aš rasiu. Duoti vaisių. Va, tas turi būti mano gyvenimo noras, džiaugsmas, meilė patirti ir savo norų keisti gyvenimą ir duoti tikrų atsivertimo vaisių. Kaip šis vaikinas pasižymėjo drąsa ir pasiryžimu siekti geresnį gyvenimo kokybės, tai toksai pasaulietiškas pavyzdys, kaip žmonės gali įgyvendinti Jono Krikštytojo žodžius praktikoje, siekti to atsivertimo. Net jei jie nėra susiję su jokia konkrečia religija, tai primena mums, kad kiekvienas gali atrasti savo būdą keisti gyvenimą ir tapti geresniu asmeniu ir koreguoti arba pakreipti savo gyvenimą, kad ieškodami tam tikras tikėjimo praktikas ir tų pokyčių savo gyvenime, mes žengsime į tą meilės kelią, mylėti, tarnauti, eiti tuo tiesiu keliu pas Dievą, nors ir jam nežinant, bet jis jau vykdo Dievo valią. Turime nesustoti ties religinėmis praktikomis, bet pasireikšti savo tikėjime veiksmais. Tai gali apimti mūsų darbą, santykius su kitais žmonėmis, šeimos gyvenimą, net kasdieninius darbus, tokius kaip namų tvarkymas, ar namų ruoša, ar maisto gaminimas. Kiekvienas gali veiksmas mūsų tapti atsivertimo išraiška, atsiversti į tą, ką darau, į tą, kur jaučiu, kad esu kviečiamas daryti tai, bet daryti tai jau su meile, su kita širdimi. Ir tas ir įvyksta atsivertimas, kai mes darom tos dalykus jau su kita širdimi, kai sprendžiam problemas su kita širdimi, siekti duoti tikrų atsivertimo vaisių visose savo gyvenimo vietose, būti tikinčiais savo darbuose. Mes nesame pašaukti būti religingais, bet esame pašaukti būti teisiais ir mylinčiais, kad gyventume ir mirtumėm pagal savo įsitikinimus. Todėl tai reiškia, kad mes turime tvirtą pamatą tikėjime Kristumi ir iš jo kylantį norą atlikti tos teisingus darbus mūsų gyvenimą ir keistis. Tik tada atgailos vaisiai tampa tikrais prasmingais mūsų gyvenimo pokyčiais, kurių siekime kaip krikščionys. Luko 3 skyrius, 10 eilutė minios jį klausinėjo, tai ką mums daryti? Tai ką mums daryti? Jis atsakė viešpats jiems. Kas turi 2 marškinius, te pasidalyja su neturinčiu. Ir kas turi ko valgyti, tegul taip pat daro tą. Muitininkai taip pat klausia, o ką mums daryti? Jis aiškina jiems, nereikalaukite daugiau negu jums nustatyta. Kariai klausinėjo, ką mums daryti? Jis jums pasakė, nieko neskriauskite ir neįdavinėkite dėl pelno, tenkinkite savo algą. Kodėl kalbu apie tai? Nes iš ties daryti darbus su tikėjimu, daryti darbus su ta šioje eilutėse tarsi atsiskleidžia, kad viešpats nori, kad mes dalintumėmės tuo tikėjimu, tuo, ką darome, ten, kur esame, tuo, ką turime. Tai tegul būna palaiminimas
ten, kur esate jūs savimi, savo darbuose, per kurį atsiskleidžia tas pažinimas, augimas Kristuje. Ir būkim vienas kitam palaima. Amen.